Sveiki, esu Saulius Matulevičius, esu verslo konsultantas ir taip pat dėstau ISM ir vadybos ir ekonomikos universitete. Socialinės antropologijos mokslas tyrinėja žmogų. Žmogų kaip grupę. Ne taip, kaip filosofija kelia klausimą, kas yra žmogus. Socialinė antropologija tyrinėja šeimas, giminės, klanus, gentis, tautas, valstybės ir kitokias bendruomenės. Ir visa tai yra žmonių sukurti dariniai. Tos bendruomenės, grupės. Ir šitose bendruomenės ir grupės, šitose žmonių sukurtose dariniuose vyksta neapsakomai įdomus socialiniai procesai, kuriuos socialinė antropologija ir tyrinėja. Ir ekonominiai procesai yra vieni iš tų procesų, kurie tenai vyksta. Taigi socialinė antropologija kreipia dėmesį ir atskirą dėmesį ir į ekonomiką kaip reiškinį. Šioje paskaitoje mes pradėsim nuo plataus klausimo ir pažvelgsim, o kokios yra tos abipusiškumo ir mainų kultūrinės išraiškos. Koks yra ekonominių mainų vaidmuo šitoje kultūrinėje matricoje. Kokį poveikį ekonominiams procesams ir ekonominiams mainams daro jėgos, kurios veikia kultūrinę matricą, kaip pavyzdžiui istorinės permainos, istorinė atmintis, kultūrinė trauma, pakalbėsime apie tai, kaip kultūrinė trauma veikia ekonominius procesus ir ekonominius mainus. Taip pat eisim prie labai konkrečių pavyzdžių, kaip šitos kultūrinės matricos pakitimai gali pavyzdžiui lemti vadybos įrankių pasirinkimą tam tikram ekonominiam regione ir dominavimą tam tikram regione. Ir gal netgi siauriau galėsim pakalbėti apie konkrečius pavyzdžius, kaip įmonės renkasi tam tikrus vadybos įrankius ir kodėl jie renkasi tos įrankius, o ne kitus, kaip jie veikia arba neveikia. Ir lygiai taip pat eisim prie klausimo, kaip antropologinis žinojimas įgalina mus puoselėti ekonominę aplinką labai plačiai, labai kažkiek abstrakčiau ir tuo pačiu labai realistiškai. Kaip antropologinis žinojimas mus įgalina pagerinti darbuotojų įsitraukimą. Visų pirma, suprasti darbo aplinką, suprasti darbuotojus ir darbuotojų įsitraukimą, kaip galima su antropologiniu žinojimu padidinti darbo našumą ir bendrai pagerinti ekonominę aplinką. Taigi, susitikime realistinėje ekonomikos analizėje gruodį.